Labą šeštadienį. Na ką, atsikėliau pagaliau, leidau savo pamiegoti ilgiau, balsas šiek tiek prareiktas nuo vakar. Fainiai pasibuvom darbe, labai skaniai pavalgėm, truputėlį pagurkšnojom vyno, kas alaus, kas dar kažko. Tai labai smagu, kad šiais metais užsakė maistą, tiksliau užsakė šefą, kuris gamino maistą. Tos labiau kaip švediškas stalas buvo, čia buvo visokių sumuštinių ir kas svarbiausia, kad buvo pritaikyta visiems. Žmonėm, kas yra vegetarai, žmonėm, kas su skirtinga religija ir tiesiog labai toks gerai apgalvotas kalėdinis vaišių stalas. Tai va tas man labai patiko. Tai visi smagiai pasibuvom ir skirstėmės namo. Manau, šiandien daug kas neprakalba, nes vakar labai garsiai leido muziką ir tiesiog norėdami pasišnekėti visi rėkiam. Tai va, o dabar prasidėjo atostogos, labai džiaugiuosi, nes galėsiu sulėtinti tempą, galėsiu ir pailsėti, ir pasidaryti dalykus, kuriuos esu susiplanavusi, ir tuo pačiu sulaukti šventų kalėdų, taip ramiai ir jaukiai. Atsikėliau ir dabar yra vidurdienis, laukia oras tiesiog tragiškas, nes vat vidurdienį, o tamsu kaip, nežinau, lyg būtų kokią 5 valandą vakaro. Atrodo, lyg neišaušo visai šiandien, laukia lyja, nustoja 5 minutėm, vėl lyja, tai tikrai labai niūri diena, bet viskas gerai, nes šiandien esu susiplanavusi susitvarkyti namus. Tai kaip ir visa diena turėtų būti po namus ir noriu viską labai gerai išsivalyti, visas dulkes, išsiplauti grindis, išsisribliuoti, susiruošti ir manau rytoj tada, kai jau namai bus gražūs, švarūs ir paruošti papuošimams. Tai labai laukiu, o šiandien tiesiog tas purvinasis darbas. Tačiau prieš pradedant, žinoma, noriu atidaryti advento kalendorių 2 dienas. Tai yra vakarykštė 20 ir šiandienos 21. Tai pasižiūrėkime, ką gero kalendorius yra paruošęs mums šiomis dienomis. Taigi, 20 diena, dėžutės forma kaip ir visų beveik, tokia pailga, tai ir spėju, jog taip yra spalva. Ir čia yra gingerbread cookies. Va tokia spalvytė, irgi tokia prie baltų pieno spalvų. Va, žinot kokia spalva? Taip tiksliau apibūdinant cemento. Va, tokia spalva. Nemanau, kad čia būtų labai imperinių sausainių spalva, tačiau aš prilyginčiau cemento spalvai. Bet irgi gerai. Gražu. Tada 21, kas slepiasi 21 dienoje. Taip pat slepiasi spalva Shiny Snowflake. Tai taip kaip žėrinti, spindinti snaigė. Nelabai čia tikrai matysis, kad jinai blizgi ant to lipduko. Štai tokia. Jinai su blizgučiu įmaišytų. Tai labai graži, tokia šventiška spalvytė. Tai kaip ir žadėjo, šitas kalendorius tikrai yra daug spalvų ir būtent dėl to aš jį ir pirkau, nes man spalvų reikia ir kuo daugiau. Tai produktai į krepšelį, o dėžutės atgal į kalendorių. O dabar šį lietingą šeštadienį keliauju tvarkytis namučius. Na va, kaip ir pasiruošusi buitiniui tvarkymuisi. Tai naudosiu tiesiog tokias priemonės paviršiams įvairiausiams. Čia bus virtuviai valyti, tada grindims valyti, veidrodžiams, tada the pink stuff bet kam, bet kokiam paviršiui, tai gali būti ir grindim, ir stalui, ir vonios kambariui, taip pat
kvapukas medžiagoms, tai kai išsivalau visą pasipurškiu sofą, turėtumėm užuolaidas, papurkščiau užuolaidas, bet jų nėra. Šepetėlį naudoju gerai išvalyti kilimui, kai išsiurbliuoju. Labai gerai surenka dulkes bei pūkus ir plaukus, servetėlės paprastos, popierinis rankšluostis ir šlapios servetėlės grindims ir taip pat įvairiems paviršiams. Gerai, varom tvarkytis. Ko labiausiai nemėgstu turbūt šitame bute, tai yra žaliuzės. Nu, aš visada turiu tiek su jomis problemų. Čia yra kažkokio caro Ruriko laikų senos žaliuzės, turbūt tokios pirmosios, kai bet atsirado Lietuvoje. Tai va tokios plasmasinės, cheap, pigenos kažkokios ir su jomis visada problemų milijonas, jos netlieka savo funkcijos, beprotiškai kaupia dulkes, nuvalyti praktiškai neįmanoma, nes jos lūžta, lankstosi. Ir kas kartą, kai turiu valyti, aš kovoju su jom. Dabar čia per praeitus 2 mėnesius, tai praktiškai išlūžo visos žaliuzės, nutrukinėjo stripeliai visi, kurie laiko žaliuzės, tai žodžiu, prie jas viskas matosi, kai vasarą norisi jas užsidengti ir apsaugoti nuo saulės. Jos to nedaro. Ir tiesiog aš nebežinau, jų tiesiog nebevalau, nes galvoju, reikės skambinti agentūrai po naujų metų ir kažko prašyti. Ar kad jas tvarkytų, nors jos čia jau nesutvarkamos yra, ir arba tiesiog, kad jas nuimtų, uždėtų karnizą ir aš galėčiau tiesiog nusipirkti paprastas užuolaidas, kurias galėsiu plauti nors kartą į mėnesį. O jeigu nesutiks, tai nežinau, ką reikės daryti, nes jos čia tiesiog niekam nereikalingos. Va, dabar norėjau tiesiog nuvalyti dulkes apačioje ir jas truputėlį kilsteli, tai va, visur susiraitė. Čia kas atsitiko. Jos pilnos dulkių dabar yra, bet aš tikrai jų nevalysiu. Čia surišom, čia nutrūko, naktį atsikėliau iš ryto, žiūriu, nutrūkė, tiesiog savaime. Ten nutrūko prieš kokius 2 mėnesius, irgi bandom ryžti, vėl atsiriša. Ten pasižiūrėkit, kas čia darosi. Čianai vasara, kai buvo šiltos dienos, vat nuo karštų saulės spindulių turbūt, jos susiraitė į visas pusės. Skirtingas. Šita pusė į vieną pusę, o ta pusė į kitą pusę. Nu tai va šitaip. O tenai negalima jų pakelti visai, nes nukrenta. Tai pasaka ne žaliuzės. Tiesiog esu laimingiausia pasaulyje moteris. Reikės išsivalyti, bet nu neįmanoma. Žodžiu, whatever.
Žiauriai sušilau ir labai noriu ko nors atsigerti. Tai reikia, galvoju, gal obuolių sulčių. Nieko tokio, vis tiek tvarkomės namus, tiesa. Vadinasi, neuždariau gerai praeitą kartą. Nice. Aš mėgstu kliurkas. Man dažnai tai būna. Galbūt jau pastebėjote. Užtat pozityvus dalykas tas, jog virtuvė kvepia obuolių sultimis. Viso ant spintelį. Tęsime kadrą toliau. Pasaka. Ar ir jums taip yra, kai pradedat tvarkytis, turit kažkokį planą, ką susitvarkysite tą dieną? Tie pagrindiniai žingsniai, kuris kambarys, kurie svarbiausi dalykai, tačiau kai pradedat tvarkytis, galvoje, o, dar šitą reikia sutvarkyti. O, po šitą reikia nepamiršti dar ir langą nuvalyti, arba pamatai kažką ir tada galvoji, o, dar šitą reikia įtraukti ir tada nieko nebespėjai. Darbo visas sąrašas palygėja kokiais 10 punktų, jei nedaugiau. Parašykite komentaruose ir ar jums tai būna. Ir tada gale dienos pamatai, kad valymasis prailgėjo kokiom 3 valandom. Tęsiam darbus.
Mano neapykanta žaliuzėms išaugo dar 50%, nes va, ėmė ir nukrito. Pasėmiau kilimėlius iš vonios, norėjau užpurtyti, atsidariau balkoną, balkono duris palietė žaliuzės ir jos tiesiog nukrito. Va. Nežinau. Tai kaip čia dabar jas užkabinti reiks? Nežinau. Eina šikto žaliuzės, vat paimsiu ir langą nusivalysiu. Na ką, viskas, susitvarkiau, dar iš tikrųjų išsivaliau aš ir vonę visą, tik tai, kad jau telefonas išsikrovinėjo, tai įkišau krauti ir nebenufilmavau. Liko tik tai dušo kabiną išsivalyti visą vidų, tai ko gero jau atidėsiu rytojui. Ir dabar dar vienas darbas rytojui sugalvoti, kaip pakabinti tą žaliuzę arba tiesiog jos visai nebekabinti, nes panašu, jog ten tokios mažos detalytės, tokios plastmasinės nulūžo, tai neapsimoka jų tvarkyti, nes pigesnių žaliuzių turbūt gyvenime nesat matę. Tai va, nebesigadinsiu čia nervų ir neapsikrausiu šitom bedom. Užkabinau dabar tiesiog adėliuką tokį ir gerai, nieks čia nebemato mūsų. Per šitas žaliuzės mato visi, kas nori, nes, kaip matot, va tiek, tik tai tiek gali jos užsidengti, tai praktiškai nieko. Dabar eisiu greitai kažką užkasti ir eisiu nusimaudysiu, nes kažkaip aš visada, kai susitvarku namus, einu maudytis, nes jaučiuosi tokia apdulkėjusi ir išmirkusi chemikaluose. Palinkėsiu jums gražios geros nakties ir susitinkame rytoj. Bučiuoju visus, Ru.